Sveiki, aš esu žurnalistas Tomas Loibo, su manimi net 3 olimpiadų dalyvis, plaukikas Vytautas Janušaitis. Sveiki, Vyt. Sveiki, Tom. Ir Vytautas mums padės pristatyti plaukimą, olimpinę sporto šaką. Ir plaukimą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Balto tilto esančioje fanų zonoje. Tai Vytautai, kokie yra olimpiniai plaukimo stiliai? Tai iš viso egzistuoja 4 plaukimo stiliai. Pirmas yra pats greičiausias, yra laisvų stiliumi, kada žmogus plaukia sieksniais vadinamai liaudyje. Antras būdas yra krūtinė. Žmogus tiesia rankas, daro grybšnį ir jas vėl tiesia. Trečias būdas yra nugara, tai visiems tikriausiai suprantama, kada žmogus rankas deda vandenyje nugarą. Na ir ketvirtas, daugumai atrodo, kad sunkiausias būdas, tai yra delfinų, kai reikia iš vandens abi rankas išmesti į orą ir vėl daryti grybšnį po vandeniu. Lietuviai olimpiadoje plauks 2 stiliais, tai laisvų stiliumi ir krūtinė. Vytautai, aš turiu porą draugų, kurie yra virš 30 ir jie sako, kad niekada gyvenime neišmoks plaukti. Jie bijo ir į ežerą brist, ir į baseiną, ir į jūrą jo labiau. Ar jie iš tikrųjų niekada gyvenime neišmoks plaukti? Tai yra visiškai netiesa, visus žmonės galima išmokinti plaukti, tik riboja mūsų galvoje baimės egzistuojančios. Bet pradėti plaukti reikia nuo 1 klasės įgyti plūdumą, paslankumą, vandens pojūtį ir siekti aukštumų. Aš pabandysiu būti diskvalifikuotas iš olimpiados, dėl to, kad jeigu nušoki ir nuneri toliau negu 15 metrų per olimpinės varžybos, tai tada esi diskvalifikuojamas, ar ne? Visiškai teisingai. Tai aš oficialiai pabandysiu būti diskvalifikuotas iš olimpinių varžybų. Esu prie 15 metrų žymos. Žiūrim. Nebūsiu olimpiečiai. Ir aš dar primenu, kad ir plaukimą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje.